Gyvenam Japonijoje, bet skrendam į Australiją. Varom kartu. Ką čia įsidėjai? Riešukutų. Labai gerai, pasiruošus skrydžiui? Taip. Ką man sakyt, visose video reikia? Kai baigti, tai reikia sakyti, hey, like you describe. Turime truputį daržovių, vaikų rūbai ir vanduo. Čia į lėktuvą, čia irgi į lėktuvą. Čia kažkiek lipdukai ir visokie skanukai. Čia mano, žodžiu, piešimas, jeigu prireiks. Traukiniai tikriausiai, nes lėktuve skrisim per naktį. Ir aišku, pasai ir mano visi reikalai. Tai va, rytas toksai buvo gana crazy dėl to, kad jie namie visą rytą man reikia pasibaigti pakuoti. Ir jiem, aišku, reikia mano dėmesio visą laiką. Kaip fainai, bet... Tas išvažiavimas iš namų visą laiką toksai truputį stresiuko yra, nemeluosiu. Tai dar pridėjom stresą dėl to, kad išvažiavom per vėlai iš namų, tada aš turėjau 9 minutės nusipirkti biletą iš Shinkansen ir nueiti į platformą, kurią man reikia, su 2 vaikais ir su lagaminu ir su vežimu. Taigi aš jaučiu super jau tokia mama. Gerai, nenusišnekėsiu, bet šiaip žiauriai stresas dabar atslūgo dėl to, kad jau mes atvažiavome į Tokijo. Iš Tokijo pasiėmėm traukinį, dabar laukiam į Narita oro uostą ir jau būsime ten už 45 minučių. Tai viskas ramu, viskas kol kas laiku ir viskas gerai. Galima bus atsipūsti, kaip jau priduosim tašes, turėsim pavalgyti vakarienę su vaikais. Čia štai ir vakarienė. Vaikai labai jau japonišką valgo. Vaikų lėkštę su mėsytai ryžiais, o aš valgau sushi iš tokio visai neblogai atrodančio sushi restoranėlio. Tai pasižiūrėsiu, kaip čia bus. Pagaliau viskas dabar ramu jau, ar ne? Ramu, ne? Mes oro uoste ir valgom šitą maistą. Hey! Mamukai, like and subscribe. Like and subscribe. Jei, mes jau čia. Sunki naktelė buvo. Mėgojom visokiom pozom, kaip tik įmanoma, bet mes jau atvykom. Pirmas dalykas, ką padaro, kaip atvažiuoja pas dedukus, tai savo dviratį. Love it!